Per 8 balų audrą Baltijos jūroje keleiviai ir įgula išgirsta garsų metalo trenksmą prie Estijos pagrindinio keltų laivo priekio. Tai šalta, audringa rugsėjo naktis, o MS Estonija atsidūrusi pavojingomis sąlygomis. Reikia greitų veiksmų, kad laivas nenuskęstų. Tačiau lemtinga akimirka, kai buvo galima išvengti katastrofos, praleidžiama ir vanduo pradeda semti laivą. Laivas greitai prisipildo dar daugiau vandens ir sparčiai grimsta šonu žemiau vandens linijos. Keleiviai lipa vieni per kitus, bandydami ištrūkti į išorinį denį. Nedaugeliui pavyks išsigelbėti. MS Estonija buvo kruizinis keltas pastatytas 1980 metais Suomijos įmonei Rederi Apsele, Meyer Werft laivų statykloje Papenburge, vakarų Vokietijoje. 1980-aisiais ir ankstyvaisiais 90-aisiais jis buvo naudojamas keltų maršrutuose tarp Suomijos ir Švedijos įvairių kompanijų. 1986 metais laive buvo nužudytas keleivis. 1987 metais įvyko dar viena žmogžudystė ir bandymas nužudyti. 1993 metais laivas buvo parduotas Nordstromui ir linui naudoti S linijos maršrutuose iš Talino į Stokholmą. Tai buvo paskutinis maršrutas, kuriuo jis plaukė. MS Estonija tuo metu buvo didžiausias Estijos laivas, galintis talpinti 2000 keleivių. Jis taip pat galėjo gabenti krovinius ir iki 460 automobilių. Džeime buvo 11 denių, o keleivių patalpos buvo įrengtos 1., 4., 5. ir 6. deniuose. Įgula turėjo 7. ir 8. denius, o 2. ir 3. deniai buvo skirti automobiliams ir kroviniams. Estonija buvo Ro keltas, į kurį transporto priemonės galėjo patekti per laivo priekį. Laivo priekis buvo sukonstruotas su į viršų atsidarančiu vizieriumi ir įtraukiama automobilių rampa, kuri buvo laikoma vizieriaus viduje, kai šis buvo uždarytas ir sandariai užsandarintas. 1994 m. rugsėjo 27 d. 19:15 val. MS Estonija išvyksta iš Talino, Estijos į Stokholmą, Švediją, savo įprastu maršrutu. Laivas šiek tiek vėluoja pagal grafiką, tačiau niekas nežino apie jokias problemas. Tikimasi, kad kitą rytą jis atvyks į Stokholmą pagal tvarkaraštį. Laive yra 989 žmonės. 803 yra keleiviai, daugiausiai iš Švedijos. 186 yra įgulos nariai, daugiausiai estai. Tikrasis skaičius galėjo būti netgi didesnis. Laivas buvo visiškai pakrautas ir šiek tiek pasviręs į dešinį bortą dėl netolygaus krovinio paskirstimo. Artėja audra ir orai blogėja. Tai, kas galiausiai virs 8 stiprumo audra, vėjo gūsiai yra stiprūs, o bangos aukštos. Lydžia ir šalta, temperatūra apie 10 laipsnių Celsijaus. Tai nėra neįprasta Baltijos jūrai šiuo metų laiku. Nors tai taps problema MS Estonijai, žmonės dėl oro nesijaudina. Visi keleiviniai keltai, kurie turėjo būti jūroje šioje teritorijoje, išplaukė nepaisydami oro sąlygų. Iš pradžių viskas vyksta pagal planą – vidurnaktis. Netoliese esančio kelto MS Mariela vyriausiasis šturmanas stebi Estonijos greitį – maždaug 14,2 mazgo. Kito netoliese esančio kelto MS Silja Europa pareigūnai taip pat apskaičiuoja jos greitį – tarp 14 ir 15 mazgų. Kai kurie keleiviai nerimauja, kad laivas plaukia per greitai, esant audringoms oro sąlygoms. Kai kuriuos kamuoja jūros liga, kiti nerimauja dėl laivo gebėjimo susidoroti su tokiomis sąlygomis. Vis dėlto MS Estonija tęsia kelionę. 01:00 val. Oras vis dar audringas. Vėjo greitis siekia nuo 34 iki 56 mylių per valandą. Tai atitinka 7-8 stiprumą pagal Beauforto skalę. Bangų aukštis taip pat išlieka didelis. Bangos siekia nuo 4 iki 6 metrų. 0,110 val. Estonija yra Turkų archipelago pakraštyje. Kai kurie keleiviai yra laivo baruose ir restoranuose arba diskotekoje. Kiti pasitraukia į savo kajutes, nes yra pavargę arba jaučia jūros ligą. Pirmasis bėgos ženklas pasigirsta, kai laivo priekyje nuaidi garsus trenksmas su nerimą keliančiu metaliniu garsu. Manoma, kad garsą sukėlė stipri banga atsitrenkusi į laivo priekinį skydą, tačiau neaišku, ar laivas buvo apgadintas. Šiuo metu tiltelio kapitonas Arvas Andersonas vis dar turi laiko užkirsti kelią nelaimiai. Jei jis įsakytų sumažinti laivo greitį, vanduo neprasiveržtų pro priekį.
Jei jis įsakytų tinkamai apžiūrėti laivo vizorių ir rampą, jis sužinotų, kad jie yra smarkiai pažeisti. Vietoj to, vienintelė vizoriaus ir rampos apžiūra, kuri atliekama, yra patikrinti indikacinės lemputes, rodančias, ar rampa atsidaro ar užsidaro. Patikrinimas nieko neparodo ir įgula mano, kad viskas gerai. Laivas plaukia didesniu nei 14 mazgų greičiu. Per artimusias 10 minučių laivo keleiviai ir įgula prie laivo priekio girdi dar daugiau garsų. Laivo vizoriaus užraktai net laikė audros bangų apkrovos. Vizorius atsiskyrė nuo likusios laivo dalies ir kartu su savimi pravėrė už jo esančią rampą. Vizorius ir rampa nuplėšiami tose vietose, dėl kurių tiltelyje neįsijungia atidarimo ar neužrakintos būsenos įspėjimas. Problemos nerodo indikacinės lemputės. Pirmasis metalinis trenksmas greičiausiai yra vizoriaus apatinio užrakto mechanizmo sugedimo garsas. Vėlesni garsai sklinda nuo vizoriaus, besidaužančio į laivo korpusą, kai jis atsidarinėja ir užsidarinėja, laivui plaukiant per audringą jūrą. Laivas yra pavojingai atviras vandeniui įtekančiam iš laivapriekio ir jokių veiksmų nebuvo imtasi. Dar blogiau, įgula ir toliau nieko nepastebi, kai viskas vyksta. Tiltelyje esanti įgula iš savo vietos nemato vizoriaus. Yra vidinės rampos vaizdo stebėjimas, tačiau tilto monitorius nėra matomas iš valdymo posto, kuriame yra įgula. Įgula nemato, kaip situacija blogėja. 0115 kiti sklaščiai ant vizoriaus sugenda ir jis visiškai atsirakina nuo laivo. Kai jis nuplėšiamas, kartu praplėšia ir už jo esančią pakrovimo rampą. Į laivą ima plūsti vanduo, kuris iš karto sukelia stiprų 15 laipsnių pasvirimą į dešinę pusę. Estonija pradeda skęsti. Kai vizoris ir rampa atviri jūrai, vanduo užlieja Estonijos automobilių denį. Kaip ro keltas, Estonija yra ypač linkusi apvirsti. Taip yra todėl, kad didelis kiekis vandens plačiame atvirame automobilių denyje reiškia katastrofą. Ne tik todėl, kad automobilių denis gali sutalpinti daug vandens. Tai taip pat dėl vadinamojo laisvojo paviršiaus efekto. Tai yra tada, kai vandens sūkurinis judėjimas dideliame atvirame denyje trukdo laivo gebėjimui atsitiesti po to, kai jis pasvyra nuo bangos. Estonija kenčia nuo šio laisvojo paviršiaus efekto ir greitai semiasi vis daugiau vandens. Vandens lygis sparčiai kyla, o laivas vis labiau pasvyra. Laivas greitai grimsta žemiau vandens linijos ir tarp keleivių prasideda desperatiška kova dėl išlikimo. Jie turi tik kelias minutes pabėgti iš laivo. Kai laivas pasvyra, laiptinės prisipildo keleivių ir tampa sunkiai įveikiamos dėl tokio didelio laivo pasvirimo kampo. Baldai ir įranga krenta ant keleivių, įkalindami juos laive. Sienos tampa grindimis, todėl neįmanoma suprasti, kur yra išėjimas. Keleiviai panikuoja ir kovoja, bandydami išsigelbėti. Kai kurie sustingsta ir lieka ten, kur yra, nežinodami, ką daryti. Kiti negali prasibrauti per perpildytus koridorius. Daugelis įgulos narių bando padėti keleiviams pabėgti, sudarydami gyvas grandines, kad vieni kitus ištrauktų iš stačių praėjimų. Tačiau tik nedaugelis galiausiai pasieks paviršių. Tiltelio įgula pradeda bandyti spręsti situaciją, bet jau per vėlu. 01:20 valandą, kai kova dėl išlikimo Estonijoje įgauna pagreitį, įgula pagaliau paskelbia aliarmą. Per laivo viešojo adreso sistemą tylus moteriškas balsas estų kalba praneša: aliarmas, aliarmas, laive aliarmas. Po to iš karto įsijungia vidinis įgulos alarmas. Po minutės įjungiamas bendrasis pavojaus signalas. 01:02 valandą laivo įgula bando išsiųsti Mayday signalą, tačiau jiems nepavyksta perduoti aiškios žinutės. Europa, Estija, Sicilija, Europa, Estija. Estija, čia Sicilija, Europa. Atsakau 60 kanalų. Mayday skambutis vyksta pagal standartinį formatą, kad būtų pateikta keletas pagrindinių duomenų. Mayday – laivo pavadinimas, vieta, nelaimės pobūdis ir žmonių skaičius laive. Estonia, Estonia. Mayday, Mayday. Mayday. Jei visa ši informacija perduodama 16 kanalu, visi netoliese esantys laivai tiksliai žinos, kokia rimta situacija ir kaip reaguoti. Estonija, Sicilija, Europa, Rispiečiate, Mayday.
Jei dalies šios informacijos trūksta, atsakas gali būti neproporcingas situacijos rimtumui arba gali vėluoti, kol bus surinkta daugiau informacijos. Ei, Estonija, kas vyksta, ar galite atsakyti? Estonija nukreipia skambutį į MS Silja Europa ir tik užmezgęs ryšį su jų įgula, Estonijos radijo operatorius ištarė žodį Mayday. Radio operatorius laive MS Silja Europa, vyriausiasis šturmanas Tijo Sapelinas atsako angliškai: Estonija, ar jūs šaukiate Mayday? Po to ryšį iš Estoniją perima trečiojo šturmano Andreso Tameso balsas ir pokalbis pereina į suomių kalbą. Trečiasis šturmanas Tamesas sako, kad laivas pasviręs 20-30 laipsnių, tačiau jie prarado elektros energiją ir jis negali iš karto pasakyti jų buvimo vietos. Tai uždelsė gelbėjimo operaciją, o 989 žmonėms laive kiekviena minutė yra svarbi. Jų įprastos navigacijos sistemos neveikia. Vienintelė veikianti sistema yra GPS, kuri rodo laivo buvimo vietą net ir dingus elektrai. Tačiau ji yra dešinėje laivo tiltelio pusėje, kurį sunku pasiekti, nes laivas stipriai pasviręs. Po kelių minučių Teimsas iš Estonijos sugeba perduoti jų buvimo vietą vyriausiajam šturmanui Sapelinui iš Silja Europa. Arba elektra grįžta į tiltelį, arba kažkas iš tiltelio, galbūt Teimsas, sugeba nusileisti prie GPS. Estonija pagaliau perduoda savo buvimo vietą MS Silja Europa, tačiau jų avarinėme pranešime vis dar trūksta svarbios informacijos. Dabar jie nurodė savo buvimo vietą ir paminėjo, kad laivas pasviręs 20-30 laipsnių kampu. Netoliese esantys laivai supras, kad tai blogai, tačiau Teimsas dar neperdavė, kokia iš tikrųjų bloga situacija, kad laive yra 989 žmonės ir kad laivas greitai skęsta. Galiu įsivaizduoti, kad Teimsas yra šoke. Jis kovos su savo instinktu bėgti iš skęstančio laivo, bet lieka savo poste. Podenių padėtis blogėja vis labiau. Vanduo kyla laivo viduje. Kai laivas pradeda svirti, jūros vanduo plūsta pro keleivių kajučių langus ir pro didžiulius 6 denio langus. Vanduo teka žemyn per lubų plokštės, laiptines ir koridorius, kai laivas dar labiau pasvyra į dešinį bortą. Bangos užlieja denius, kurie dar nėra po vandeniu. Vanduo veržiasi per apatinius denius. Keleiviai kovoja su srauniomis vandens bangomis, plūstančiomis per pasvirusius koridorius ir laiptines, kad patektų į išorinį denį. Jie kovoja su vandeniu ir žmonių mine užkimštuose koridoriuose. Žmonės įstrigę visame laive. Daugiau langų net laiko stiprių bangų. Iki 01:30 laivas pasviro 60 laipsnių kampu. Šimtai keleivių įstrigę po vandens liniją. Netrukus po 01:30 Estonija išsiunčia paskutinę radijo žinutę suomių kalba. Labai blogai, dabar viskas atrodo tikrai blogai. 01:50 valandą Estonija vis dar viena ir pasvirusi 90 laipsnių kampu. Tada ji nuslysta žemiau vandens linijos ir dingsta iš aplinkinių laivų radarų ekranų. Ji nuskęsta tarptautiniuose vandenyse maždaug už 22 jūrmilių nuo Uto salos prie Suomijos krantų ir nusėda jūros dugne 80 metrų gylyje. Tuo tarpu gelbėtojai vis dar pakeliui, o išgyvenusiai dreifuoja lediniuose Baltijos jūros vandenyse. Trečdalis žmonių, kuriems pavyksta pabėgti, miršta nuo hipotermijos dar prieš atvykstant gelbėtojams. Išgyvenusieji laikosi įsikibę į mirusiųjų kūnus savo gelbėjimosi plaustuose, desperatiškai bandydami išsaugoti trumpalaikę šilumą, kurią jie suteikia. Paieškos ir gelbėjimo operacijas koordinuoja Turkų jūrų gelbėjimo koordinavimo centras. Baltijos jūra yra viena judriausių laivybos zonų pasaulyje, bet kuriuo metu jūroje yra apie 2000 laivų. Gelbėjimo planai remiasi netoliese esančiais keltais ir laivais, kurie gali suteikti pagalbą. Taip pat gali būti išsiųsti sraigtasparniai, kurie padeda ieškoti išgyvenusiųjų. Ši schema veikia, kai iki šios dienos Baltijos jūroje įvyko palyginti nedaug nuskendimų. Mažesnis keleivių skaičius ankstesniuose nuskendimuose galėjo padėti, tačiau Estonija skęsta greitai, o laive yra 189 žmonės. Dar bulibau, kad MS Mariela praneša apie PEN turkų gelbėjimo koordinavimo centrui. Call Mayday signalas reiškia gyvybei pavojingą ekstremalią situaciją, kuriai reikia nedelsiant imtis veiksmų. PEN neatspindi situacijos rimtumo. Jis naudojamas, kai laivui reikia pagalbos ir situacija yra skubi, tačiau nėra tiesioginės grėsmės gyvybei. Call Estonija skęsta.
Turkų gelbėjimo koordinavimo centras vis dar nepatvirtino Estonija Mayday signalo. Tai greičiausiai dėl to, kad Estonija savo pirminį Mayday signalą perdavė ne itin aiškiai. Jei jie būtų aiškiai pranešę Mayday signalą, kad skęsta su 989 žmonėmis laive ir būtų nurodę savo buvimo vietą, tuomet aplink esantis laivai būtų iš karto supratę situacijos rimtumą ir mastą. 0212 val. Mariela yra pirmasis iš 5 keltų pasiekusių nelaimės vietą. Jie įvertina situaciją ir 0230 val. Pagaliau paskelbiama visiška ekstremalioji padėtis. Tačiau Mariela negali priplaukti arti nelaimės centro. Yra tamsu ir jie negali aiškiai matyti vandens. Jei jie įplauks į epicentrą, rizikuoja sužeisti išgyvenusius žmones savo sraigtu. 03:05 val. Mariela nuleidžia atvirus gelbėjimo plaustus į jūrą. 13 žmonių iš Estoniją gelbėjimo plaustų sėkmingai perkeliami į Marielą. Šie žmonės praneša apie kitų plaustų buvimo vietą Mariela įgulai, kuri perduoda šią informaciją sraigtasparnių įguloms ir kitiems laivams atvykstantiems į pagalbą. 2 Suomijos pasienio apsaugos sraigtasparniai Super Puma ir Augusta Bell pradeda gelbėti keleivius iš vandens. Gelbėjimo metu šie sraigtasparniai buvo priversti nusileisti ant gelbėjime dalyvaujančių keltų denių. Super Puma pilotai praneša, kad nusileisti ant keltų yra sunku ir pavojinga. Nepaisant to, jų sraigtasparnis išgelbėja 44 žmonės iš vandens. MS Isabella išgelbėja 16 žmonių, naudodama laivo gelbėjimo čiuožyklą. Iš viso gelbėjimo operacijos metu išgelbėjama 137 gyvybės. Iš nuolaužų pavyksta rasti tik 94 kūnus. Iš viso žuvo 852 žmonės. Keleivių sąrašas rodo, kad galėjo būti dar 69 keleiviai, kurių likimas nežinomas. Taigi tą naktį aukų galėjo būti dar daugiau. Tai didžiausia jūrinė katastrofa Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo. MS Estonija nuskendimas turėjo didelę įtaką keltų saugumui. Kaip ir po RMS Titaniko katastrofos 1912 metais, buvo pakeistos bendros saugumo ir gelbėjimosi plaustų taisyklės keltuose. Buvo pakeisti budėjimo standartai. Visi EIPIRP arba avariniai radijo švyturiai dabar turi būti automatiškai paleidžiami. Kelte Estonija juos reikėjo įjungti rankiniu būdu, tačiau tai nebuvo padaryta. Jei jie būtų įsijungę automatiškai, iš karto būtų buvę aišku, kad laivas pateko į nelaimę ir jo buvimo vieta būtų buvusi žinoma. Taip pat buvo įvestos naujos gelbėjimosi plaustų taisyklės, skirtos gelbėjimui iš pasvirusio laivo audringoje jūroje. Kaip ir daugumos nelaimingų atsitikimų atveju, įvykių grandinė prasidėjo nuo rimto incidento, kuris iš karto nebuvo atpažintas. Kai pirmoji vizierio spyna neatlaikė, buvo patikrinta tik indikatoriaus lemputė. Įgula fiziškai nepatikrino laivo vientisumo. Tuo metu jie galėjo nustoti plaukti į audringą orą laivo priekiu. Jei jie būtų plaukę atbulomis ir įplaukę į audringą orą laivo galu, tada vanduo nebūtų patekęs ant denio ir laivas būtų išlikęs stabilus. Praleidus tą galimybę, incidento rimtumas ir vieta nebuvo aiškiai perduoti per Mayday skambutį. Tada iš netoliese esančio laivo buvo perduotas PAN skambutis, kuris tik sumenkino incidentą. MS Estonijos trečiasis šturmanas Andresas Tamesas, kurį girdėjome per Mayday skambutį, nuskendo kartu su laivu. Net ir praradus stulbinančius 852 gyvybės per didžiausią Europos keltų katastrofą, tai neprilygsta žuvusiųjų skaičiui laive Donja Pas. Paliksiu nuorodą į tą istoriją čia.